Lukai, jau nauji metai. Sveikinimas, taigi, mėlėjai, gerbėmėjai. Sveikinu su artėjančiais naujais metais. Ir apibendrinant taip, galima pasakyti, kad šitie metai buvo labai įvairūs. Juose buvo daug liūdesio, daug džiaugsmo, daug atradimų ir daug netekčių. Suorganizavome ypatingą renginį. 18. Tarptautinę Vilniaus trienalę. Ji buvo Kaune, Vilniuje, taip padarėme analogų neturinti mokslo meno trienalė UFNA, Unpredictable Futures, nenuspėjamos ateitis. Turėjome drąsos padaryti, suorganizuoti Europos meno kūrėjų organizacijų generalinę asamblėją. Taip pat kartu su Lietuvos meno kūrėjų asociacija organizavome tarptautinę konferenciją Menas ir karas. Mūsų padaliniai ir galerijos, o jų turim net 11 galerijų, suorganizavo daugiau kaip 200 įvairių renginių. Tai buvo parodos, tai buvo konferencijos, tai buvo simpozimai, plenerai, jų pristatymai, diskusijos. O kas toliau? Kitais metais minėsime ypatingą datą. Lietuvos dailininkų sąjungos 90 metų jubiliejų. Taigi esame brandi, tvari, bet turinti ambicijų nuolat atsinaujinti organizaciją. Taigi ko jums palinkėti kitais metais? Apart to, kad suorganizuosime daugiau kaip 100 parodų ir kitų renginių, kuriuos dedikuosime Lietuvos dailininkų sąjungos 90-mečiui, linkiu jums sveikatos, kūrybos, taikos. Linkiu jums turėti drąsos būti individais ir noro būti bendruomenėje. Kviečiu. Juk nauji metai. Pakelkim, mes taurę linksmybės ir patys pavirskim audra.